Gislason, Islandija. Ketvirtas teisėjas Gunnar Jonsson, Islandija. UEFA delegatas šios dienos varžybose Gabriel Weiss, Slovakija. Gerbiami žiūrovai, prašau atminkite, jog futbolo stadionuose nėra vietos rasizmui. Welcome everybody to our football stadium. Please remember, that in football there is no place. Ir Azerbaidžano komanda išsiskiria iš kitų šios šalies klubų tuo, jog yra joje rungtyniauja labai daug vietinės futbolo mokyklos žaidėjų. Žaidėjai iš viso Azerbaidžano, tačiau legionierių palyginti nėra daug. Šiuo metu 5 legionieriai atstovauja šiam klubui ir tai pakankamai nebūdinga yra Azerbaidžano futbolui. Ten yra milžiniški, iš tiesų įspūdingi biudžetai. Klubai turi galimybę kviestis labai aukšto meistriškumo žaidėjus, tačiau Karabach yra ta komanda, kuri pasitikė saviškiais ir todėl net 7 šios ekipos žaidėjai atstovauja šalies nacionaliniai rinktiniai, tarp jų ir nacionalinės rinktinės kapitonas. Tai be jokios abejonės iš karto pasako, jog Karabach komandos lygis yra pakankamai aukštas ir ši komanda, kaip jau tu minėjai, Europoje yra įrodžiusi, jog gali žaisti pakankamai neblogai. Galime prisiminti ir tos pačius vietos futbolininkus, kurie taip pat keliavo į Azerbaidžaną ir jie buvo vieni pajėgiausių Lietuvoje ir atstovavo Lietuvos rinktinei, taigi Azerbaidžano lygis tikrai nėra žemas ir šiandien bangai tikrai nebus lengva, tačiau jie kaip kol kas rodo, kad šiandien nusileis pirmą ketinimą ir palaikomi audringi savais ir galių, ko gero sieks teigiamų rezultatų. Pauliau, kaip manote, būtų teigiamas rezultatas? Žinoma, laukia labai sunkiai išvyka į Azerbaidžaną bangos komandos. Tad, tarkim, net ir sužaidus lygiosiamis dar liktų labai didelis darbas prieš akis. Žvelgiant iš kitos pusės, komandų biudžetų skirtumas yra labai didelis. O meistriškumas, pamatysime aikštėje, tačiau bent jau ant popieriaus Karabach komanda yra stipresnė, tad aš manau, lygiosios nebūtų prastas rezultatas. Žinoma, norisi pergalės, reikia tikėtis, jog banga neužsidarys savo baudos aikštelėje, kovos ir dabar pirmoji standartinė situacija. Žiūrėsime, ką galime išpešti iš šios situacijos, kol kas buvo tikrai atrodo neblogai, nes kad jį žaidžia namie, dabar Andrius Lipskis siunčia kamuolį į priekį ir čia fiksuojama Mušelė. Tada pažanga dabar. Na ir kalbant apie bangos komandą, be jokios abejonės reikėtų išskirti kelis žaidėjus. Vienas iš tų žaidėjų yra Andrius Lipskis, komandos kapitonas. Žaidėjas iš ties labai aukšto lygio. Šiuo metu kalbama, jo galbūt nėra pačios geriausios formos šis futbolininkas, tačiau būtent per jį vyksta didžioji komandos atakų dalis. Kiti žaidėjai, žinoma, Karolis Urbaitis, atstovaujantis Lietuvos U21 rinktiniai, kurie atlieka pakankamai svarbu vaidmenį. Dar galbūt reikėtų išskirti be jokios abejonės ir Mantą Zelmiką, labiausiai patyręs komandos futbolininkas, vidurio gynėjas ir tikrai jo indėlis šioje komandoje yra tiesiog milžiniškas. Yra dar vienas aplinkus paralelimas, kurio nepaminėjau transliacijos pradžioje, tai yra Anatolijus Astafas, jis šiandien yra ant suolio, 23-asis bangos numeris, tačiau jis atrodo dėl traumų ir negali pradėti rungtynes mačo pradžios. Žinoma, tai būtų didelė paspirtis bangos komandai ir matėme ne vieną jo įvartį ir atstovaujant kitoms Lietuvos komandams, kurio žaidė Europos frontuose. Sužaistos vos 3 minutės su Azerbaidžano komanda matome, jog stengiasi eiti į priekį nuo pat pradžių. Ši ekipa pakankamai techniška, daug techniškų žaidėjų ir rungtyniaujant ant tokios aikštės, ant dirbtinės dangos tą techniką pademonstruoti tikrai galima. Tad aš manau, bus įdomu žiūrėti futbolą, iš esmės jis turėtų būti pakankamai gražus. Azerbaidžano komanda moka žaisti pažemę, dažniau ridena kamuolį pažemę, nei, tarkim, atlieka aukštus perdavimus. Ir technišką futbolą, aš manau, žiūrėti yra gražiau tiek mums ir tiek visiems čia susirinkusiems žiūrovams. Būtent Pauliau, ir žinoma, kalbant apie tą futbolo šventę čia Lietuvoje, čia Gargžduose, tai šventė ne tik stadioniams, šventė ir patiems futbolininkams, žinoma, daugelis iš jų debiutuoja tokio lygio varžybose, jiems, ko gero, jaudulys drebina akinkas, tačiau tai yra tikrai ne tas jaudulys, kad bijotų varžovai, jie šiandien tikrai kaip atlapas varžovams, net nebejoja ir šiandien pademonstruos gražų futbolą ir kaip bebūtų, jie bus verti aplodismentų. Ir bangos treneris Arminas Narbekovas vos ištraukus burtus ir kaip paaiškėjo, jog bangai teks kautis su Karabach ekipa pirmajame etape, iš karto pasakė, jog varžovas yra labai stiprus, galbūt pats stipriausias iš visų įmanomų. Na, aš manau, tai tiesiog papildomas stimulas komandai įrodyti, jog ji gali žaisti tokio lygio futbolą, gali kovoti ir su tokiamis komandomis kaip Karabach, nors Azerbaidžanas lyg ir nėra futbolo milžinas. Tačiau, kaip jau minėjau, ten dideli pinigai, ten geri žaidėjai, ten dideli stadionai. Tai daug ką pasako. Pirmininkas Dainius Šepkus sakė, kad pirmasis įspūdis apie varžovą buvo toks neutralus,
varžovas yra stipriausias iš tų, kurie buvo galimi Bangos komandai. Ir teko bendrauti su keliais Bangos žaidėjais. O jie akcentavo tai, jog labai mėgsta vienu lietimu rungtyniauti Azerbaidžano komandą. Ir kai jiems tai sekasi daryti, tada yra labai sunku gintis. Vienas perdamas, kitas perdamas, daug senelių. Ir gynėjams tiesiog kartais yra sunku suspėti paskui varžovus. Ir Bangos futbolininkai sakė, jog tai galėtų būti bėda. Ruošiasi Banga, žinoma, šioms rungtynėms labai atsakingai, labai rimtai. O matote patys savo ekranus, jog yra paruošta tiek aikštė, tiek ir visa infrastruktūra, kuri atitinka visus UEFA reikalavimus. Tai džiugina. Dabar belieka tik vieno – pamatyti gerą futbolą. Žinoma, prieš maždaug 10 metį, ko gero sunku buvo patikėti, kad čia Gargžduose gali likti lygio futbolas, tačiau vertė aplodismentų Gargždų miesto atstovai, Gargždų klubo atstovai, jie šiandien šiais metais ir anksčiau padarė viską, kad čia būtų žaidimas sėkmiausia lygio futbolas ir ačiū jiems, mes šiandien čia ir matome. Priminsiu, jog Banga galimybę rungtyniauti Europoje iškovojo Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyre. Ten jį nesugebėjo užlipti ant nugalėtojų pakylos, po pratęsimo finale nusileido 2-4 Panevėžio ekranai, tačiau jau 12 minutę pirmavo 2-0 ir galiu pasakyti, jog tose rungtynėse varžovams nieko nenusileido, tad tiesiog pelnytai gavo šį šansą Banga, pakeliu eliminavo daug pajėgių varžovų, vienas iš tokių, tarkim, Vilniaus Žalgiris. Na dabar žinoma, jau kitas lygis, kitas futbolas. Kamuolys atitenkamas varžovams Azerbaidžano komandai, kurie beje neseniai grįžo iš treniruočių stovyklos Turkijoje ir dabar. Jie dar nėra žinoma tokios formos, kaip yra Gargždų Banga. Gargždų Banga yra pats darbinis sezono vidurys. Ir Azerbaidžano pirmenybės vyksta visiškai kitokiu formatu, o nei Lietuvoje šiuo metu. Azerbaidžano pirmenybės yra pasibaigusios ir, žinoma, tai yra tam tikras pliusas Bangos komandai, kadangi Banga yra pačiame A lygos įkarštyje, žinoma, kur kas geresnės formos, bet ir teoriškai turėtų būti už varžovus. Tačiau, kaip jau minėjai, Karabach ekipa buvo Turkijoje, ten ruošėsi labai rimtai, tam skyrė tiek lėšų, tiek ir didelį dėmesį. Ir mes tiesiog matome, jog komanda atvažiavo čia nugalėti, jie turi tik tą vieną tikslą. Ir reikia tikėtis, jog tas pliusas, jog Lietuvoje šiuo metu vyksta čempionatas Azerbaidžane, galbūt Bangai padės žengti tą žingsnį į priekį. Kol kas atrodo apylygis futbolas, žinoma, daugiau galbūt kamuolį kontroliuoja Azerbaidžano komanda, tačiau tai kol kas nieko nereiškia, jeigu kontroliuoji kamuolį daugiau, dar nereiškia, kad nugalėsi. Ir Banga, pasakysiu, yra tokia komanda, kuri pakankamai neblogai moka rungtyniauti antruoju numeriu. Kai didžiąją dalį rungtynių galbūt žaidži gynyboje, o kai reikia, nubėgi kelias kontratakas ir įmuši įvarčius. Bangai toks žaidimo stilius, aš pasakyčiau, kartais yra išties parankus, o čia pavojinga situacija ir viskas gerai, kas gerai baigėsi. 17 numeris Vulgaras Nadirovas dabar buvo atsidūręs atakos smaigalyje, smūgiavo į vartus, tačiau Bangos gynėjai parodė, kad moka gintis, kaip tu, Pauliau, ir minėjai, ir dabar. Štai taip likvidavo pavojų ir ačiū Dievui, kol kas 0-0. Karabach ekipa apskritai žaidžia įdomų futbolą, dažnai keičia flangus, dažnai rungtyniauja ir per aikštės vidurį, tad susikoncentruoti tiesa viena, tarkim, linija, žaidžiant prieš juos tikrai, tai būtų milžiniška klaida, o dabar kampinis. Įžaidžia kampinį Akdamo Karabach ekipa. 6 numeris komandos kapitonas Rašadas Sadigovas. Ir štai čia pavojaus nesukelia Pauliui Pociui. Kamuolys jo rankose ir dabar Gargždų Banga gali surengti greitą ataką. Kraštus spurtuoja 55 numeris Marijanas Horužis į centrą. Keičiama atakos kryptis. Ir ramiai žaidžia Gargždų Banga, niekur neskuba, galbūt laukia varžovų klaidų, puikiai supranta, jog dabar per galvą, per kaklą lėkti į priekį tikrai tai gali paskui kainuoti labai daug. Vienas prieš du žaidėjus nepakariaus. Tačiau išsaugo kamuolį Banga. Perdavimas atgal, čia Deividas Padaikis į priekį ir Karolis Urbaitis griūna baudos aikštelėje, pražangos nėra. Na, už tokius kontaktus 11 metrų baudiniai Europos lygoje tikrai neturėtų būti skiriami. Nors žinoma, jeigu būtų skiriami, ko gero, Pauliau, nei tu, nei aš nenuliūstume.
tikrai nesupyktume, tačiau žiūrint per tą objektyvę prizmę, reikia pripažinti, jog arbitras pasielgė, žinoma, visiškai teisingai. Jau minėjau, kaip Gargždų Banga pateko į Europos lygą, kalbant apie Karabach ekipą. Ši komanda tiek praeisį sezoną, tiek ir dar metais anksčiau iškovojo 3. vietą Azerbaidžano pirmenybėse, iškovojo bronzos medalius bei, žinoma, automatiškai kelialapį į Europą. Šios komandos tikslai ir šiais metais yra pakankamai nemaži, teko skaityti. Rusų spaudoje jo komanda tikisi nukeliauti iki 3. bent jau kvalifikacinio etapo ir šios poros nugalėtojo. Kitame etape laukia galbūt bent jau teoriškai silpnesnis varžovas iš Farerų salų. Tačiau kaip reikia žaisti, kad su Farerais reikia kovoti ir reikia atiduoti visas jėgas, mes taip pat jau nekartą įsitikiname, ar ne taip? Taip, Pauliau, kaip sakoma, šiuo metu futbolą žaisti moka visas pasaulis, futbolą moka žaisti visi. Na ir ko gero nereikėtų tikėtis lengvos dvikovos ir su Farerų salų komanda, šios dvikovos nugalėtojai. Ir tikėkime, kad tos dvikovos nugalėtojas bus šių rungtynių aikštės šeimininkas Gargždų Banga. Ir Arminas Narbegovas, Gargždų ekipos treneris, prieš šias rungtynes, o kaip vieną iš tikslų iškėlė tai, jog nebūtų praleistas įvartis. Tačiau šis tikslas bus labai sunkiai gyvendinamas, kadangi Karabach ekipa, bent jau Azerbaidžano pirmenybėse praėjusį sezoną, įmušė net 41 įvartį ir tai yra antras geriausias statistinis rodiklis visoje lygoje. Kitas dalykas, ši ekipa turi ir rezultatyviausią Azerbaidžano čempionato futbolininką Georgiją Adamiją, jis yra startinėje sudėtyje, 77 numeris. Na ir įdomu bus pasižiūrėti, ką gali šis žaidėjas. Teko girdėti, jog jo domisi ir pajėgios Europos komandos. Žinoma, jis taip pat sieks įrodyti, jog yra vertas rungtyniauti. Vienas labiausiai patyrusių žaidėjų yra šis futbolininkas, vienas vyriausių 1981 metais gimęs futbolininkas. Startinėje sudėtyje toks futbolininkas yra dar vienas, tai yra 24 numeris Admiras Teli. O ant atsarginių žaidėjų suolo yra du futbolininkai gimę 1980 metais, tai yra Farhadas Velievas ir Eminas Imanalievas. Tolimas perdavimas tikintis, jo komandos draugas suskaups prie kamuolio, tačiau kamuolys atsiduria Bojano Pavlovičiaus rankose, serbų vartininkas yra rungtyniavęs ir tokioje komandoje kaip Red Star, pakankamai neblogo lygio futbolininkas patyręs. O čia aplodismentai skiriami Bangos futbolininkams, matosi, kad dega tiesiog nori žaisti šios ekipos žaidėjai ir bravo jiems už tai. Iš tikrųjų, bravo Bangai, per pirmasias minutės tikrai jie nusipelno aplodismentų. Kol kas galbūt būtų galima pasakyti taip, kad Banga per daug neskuba į ataką, na, o Karabachas nieko tokio padaryti negali, nes Gargždų Banga ginasi labai sėkmingai. Na ir matos, jog žaidžiamas pakankamai atsargus futbolas, tačiau negalima leisti išsibėgėti varžovams. Štai dabar 18 numeris Igoras Gurbanovas atakos smaigalyje, jis ties galinė linija, su juo kovoja lietuviai ir kovoja sėkmingai, tačiau vėl kamuolys Azerbaidžano komandos. Ir azerbaidžaniečiai tiesiog pademonstravo, jog kiekviename epizode reikia kautis į galą, atrodė, kamuolys jau paliks aikštės ribas, tačiau žaidėjas spurtavo, sugebėjo pasiekti kamuolį bei išsaugojo galimybę savo ekipai tęsti ataką. Dabar nuo pat pradžių pradės savo ataką Azerbaidžano komanda. Nuo aikštės vidurio atrodo visi buvo dabar Bangos futbolininkai savoje aikštės pusėje. Tai ko gero geriausiai iliustruoja Gargždų Bangos pasirinktą taktiką, tačiau žinoma, nėra kur skubėti ir nėra ko pulti kaip akis išdegus ir po to praleisti įvartį. Geriau atsitraukti ir tada tikėtis kontratakuoti. Na ir žinoma, išlaukti savo šanso ir tiesiog parodyti, kas čia yra šių rungtynių šeimininkas. Ir pakankamai gražiai rungtyniauja Karabach ekipa. Daug perdavimų prieš pradedant atakas, žaidėjai išlaukia, kol vienas ar kitas žaidėjas įkirtinės į baudos aikštelę ir tada bando atlikti perdavimus. Išsaugo kamuolį Banga. Marijanas Koružis taip pat vienas labiau patyrusių futbolininkų. Na, jis ir Irmantas Zelmikas yra labiausiai patyrę vilkai Gargždų komandoje. Iš esmės, Banga yra labai jauna komanda. Tačiau kiekvienoje jaunoje ekipoje reikia bent vieno kelių. Labiau patyrusių žaidėjų, iš kurių jaunimas tiesiog galėtų mokytis. Tiek aikštėje, tiek per treniruotes, tiek ir galbūt kaip reikėtų elgtis už aikštės ribų. Ir kiek teko matyti Gargždų Bangos rungtynių, tai Irmantas Zelmikas rungtyniaudamas gynybos širdyje dažnai duoda nurodymus komandos draugams, kur bėgti, ką daryti, nes jis, žinoma, patirties turi daugiausiai, žaidęs ne vienoje aukšto lygio komandoje ir jis čia
yra neabejotinos komandos lyderis gynyboje ir ne vienas komandos lyderių pačioje Bangos komandoje. Na, prieš šias rungtynės, paskutinį mačą. Banga A lygoje žaidė su Vilniaus Žalgiriu ir jie prieš tai komandas skynė pergalės, tai Žalgiris vis tik išsivežė visus 3 taškus. Iš Gargždų rezultatas 1-0. Minimali pergalė, pergalingai įvartį pelnė Arminas Vaskela. Tose rungtynėse Gargždų komanda žaidė pakankamai neblogai, sakyčiau, netgi turėjo galbūt teritorinį pranašumą, tačiau viena proga, vienas įvartis. Ir tiek. Čia vėl gana sėkmingai rungtyniauja Bangos komanda, neleidžia atsikvėpti Azerbaidžano Agdamo Karabach tačiau dabar azerbaidžianiečiai štai taip spurtuoja komandos kapitonas, smūgiuoja į vartus 6 numeris Rašadas Sadigovas. Štai tokia Azerbaidžano komandos ataka ir 0-1. Rimta paraiška. Dėl vietos kitame etape tiesiog pateikė dabar Azerbaidžano komanda. Vienas futbolininkas įveikė gal 30 metrų, nei vienas Bangos žaidėjas nesugebėjo nieko padaryti jam. Pagavęs greitį, pamatė galimybę, pamatė erdvę smūgiuoti į vartus, smūgiavo taip, jog vartininkas Paulius Pocius nieko padaryti nebegalėjo ir rezultatas 1-0 priekė Karabach. 16 žaidimo minutė. 16 žaidimo minutė, rezultatas 1-0. Agdamo Karabacho komandos naudai. Įvartį mušė 6 numeris Rašad Sagidov. Goal scored by Karabach team, player number 6, Rašad Sagidov. Beje, teko kalbėti su Azerbaidžano komandos atstovais ir jie sakė, kad, kaip ir matome, aikštės komandos paraiškoje yra 2 žaidėjai tokiais pat vardais ir pavardėmis, tai yra Rašadas Sadigovas, 6 numeris, kuris ką tik pelnė įvartį, ir 14 numeris Rašadas Sadigovas, bet, kaip teigia Azerbaidžano komandos atstovai, 14 numeris yra Rašadas Satichovas. Na ir įvarčio autorius yra ir nacionalinės rinktinės kapitonas, bei labai įdomus faktorius šio žaidėjo karjeroje, kol jis buvo traumuotas prieš kelis metus, negalėjo žaisti futbolą, tačiau galėjo žaisti Lietuvoje taip mylimą krepšinį. Ir rungtyniavo jis, kaip supratau, antroje šalies lygoje, tad pakankamai aukštas lygis, universalus sportininkas. Na, kaip ir sakoma, Pauliau, kad sportininkai gali žaisti bet ką ir gali prisitaikyti prie bet kokio sporto. Tiesa, kaip krepšininkas neįtin didelis, 1,81 cm ūgio. Ko gero, giminingos pozicijos yra tiek futbole, tiek krepšinėje. Galbūt krepšinėje yra žaidėjas. Čia, kaip matome, irgi yra atakų dirigentas, žaidžia vidurio saugų ir kuria atakas vieną po kitos. Ir ko gero, jis turi daugiausiai kamuolį šiandien savo rankose ir dažniausiai jis kuria atakas Azerbaidžano komandai. Ir pakankamai nemažą atakų dalį rengia būtent aikštės vidurį Bangos komanda. Čia be jokios abejonės pražanga, pavojinga standartinė situacija ir tiesiog reikia pabandyti išpešti maksimumą iš šio epizodo. Dabar vėl Andrius Lipskis prie kamuolio, komandos lyderis ir šiandien ryšintis komandos kapitono raištį. Galima bandyti smūgiuoti į vartus iš tokio atstumo. Tiesa, manau, jog kur kas realesnis atrodo variantas, jog kamuolys tiesiog bus pasiųstas į baudos aikštelę, tikintis, jog kažkuris futbolininkas ten dėl jo pakovos ir galbūt nukreips į vartų tinklą. Aplodismentai jau dabar Andriui Lipskiui. Andrius Lipskis kelia kamuolį, štai toks atrodo, čia buvo smūgis ir smūgis dėja netikslus. Na, tikrai ne pats sėkmingiausias bandymas pasiųsti kamuolį į vartus. Atodūsis čia Gargždų miesto stadiono tribūnose. Tačiau aš tikiu, jog tokių situacijų dar bus, galbūt bus ir geresnių situacijų. Ir tiesiog svarbiausia dabar nepalūžti, praleidus tą vieną įvartį. Žinoma, situacija jau yra kur kas sudėtingesnė nei rungtynių pradžioje, kadangi praleistas įvartis namuose, žinoma, duoda dar papildomą pranašumą. Ir matosi, jog pakankamai ramus yra Karabach futbolininkai, kol kas juos viskas tenkina, sužaistos 20 maždaug minučių, rezultatas 1-0, žaidimas taip pat, sakyčiau, toks pakankamai ramus, tačiau kartais varžovai pabėga į priekį ir matėme, vienoje iš tokių situacijų sugebėjo įmušti pakankamai gražų įvartį. Žinoma, Karabachas žaidžia išvykoje ir jiems nėra kur pulti. Štai taip, viena kontrataka buvo 16 minutė. Rašadas Sadigovas išvedė savo komandą į vartus, išvedė savo komandą į priekį ir dabar vėl
Azerbaidžano komanda nepuola į priekį ir laukia štai tokių momentų kaip ir dabar. Bandė kontratakuoti 20-asis numeris Nedirimas Nedzipi ir toliau 6-asis numeris Rašadas Sadigovas su kamuoliu ir kontroliuoja kamuolį Azerbaidžano ekipa. Na, o Nedzipi yra goliai, yra du žaidėjai. Karabacho komanda iš Albanijos, pakankamai aukšto meistriškumo futbolininkai, buvo atstovauja Albanijos rinktiniai, bei ten taip pat atlieka pakankamai nemažą vaidmenį. Pauliau, ko gero, kaip matome iš pavardžių ir iš to, ką tu mini, tai Azerbaidžano komanda Karabach tikrai yra stipri ir tas 0-1 ko gero yra pateisinamas, tačiau tikėkime, kad rezultatas pasikeis. Visada, kaip sakoma, viltis miršta paskutinė, tad belieka tikėtis ir kol kas aš galiu pasakyti tiek, jog Banga stengiasi, Banga daro tai, ką gali, žinoma, komandos žaidėjų, individualus meistriškumas. Tai yra žemesnis nei varžovų. Dabar Mikas Kura nesusistabdo kamuolio, dėja, jis buvo likęs visiškai laisvas kairiajame krašte. Sakyčiau, jog reikėjo perdavimą atlikti šiek tiek anksčiau. Lipskis galva siunčia kamuolį atgal, čia Mikas Kura praranda kamuolį Gargždiškiai, vėl jį susigrąžina. Atkakli kova kol kas ir Mantas Zelmikas, Marijanas Huružis. Karabach komanda labai sėkmingai ginasi kol kas. Atrodo, taip sėkmingai žaidėjai išsidėsti, jog Banga nors ir kontroliuoja tą kamuolį, atlieka perdavimus vieni kitiems žaidėjai, tačiau taip ir nesugeba priartėti prie baudos aikštelės net per žingsnį kartą. Buvo keletas situacijų, tačiau iš esmės labai disciplinuota. Atrodo Karabach ekipa ir kaip jau tu minėjai, tai yra aukšto lygio klubas. Daug ką pasako vien tai, jog ši komanda praėjusį sezoną sugebėjo Europos lygoje iš tolimesnės kovos eliminuoti vieną pajėgiausių Lenkijos klubų Krokuvos Vyslą. Tačiau, Pauliau, jeigu iškirptumėm tą ataką, kai buvo įmuštas įvartis, ko gero Banga tikrai nusipelno aplodismentų ir daugiau nieko pavojingo nebuvo. Buvo tiesa viena ataka, tačiau sėkmingai sužaidė Gargždų Bangos gynėjai ir daugiau tokių didesnių pavojų nebuvo sukurta. Ir Gargždų Banga tikrai rungtyniauja pagirtinai. Na, tiesiog nereikėjo toje situacijoje leisti įsibėgėti futbolininkui. Kaip jau minėjau, tai yra techniška komanda, o pagavęs greitį žaidėjas, žinoma, yra kur kas pavojingesnis, kadangi tu, jei esi gynyboje, tu dažniausiai vis tiek stovi vietoje, tarkim, o žaidėjas prieš tave jau yra pagavęs greitį ir tau iš esmės lieka tik tai vienas variantas prasižengti. Būdu, šiuo atveju Banga nesurizikavo ir tai kainavo įvartį. Dabar standartinė situacija, siunčiamas kamuolys į baudos aikštelę ir aikštės šeimininkai sėkmingai ginasi. Ir grąžins kamuolį į žaidimą Mikas Kura, vienas aktyvesnių Bangos komandos žaidėjų šiose rungtynėse. Nemažą darbo dalį centre atlieka ir Sergej Tatjefangas, vienas iš dviejų komandos legionierių. Dvidešimtasis numeris Nedirimas Nedzipi su kamuoliu ir dabar jau jis Gargždų Bangos. Atsakomosios rungtynės įvyks Liepos 7 dieną, tad jau po savaitės. Žinoma, jos bus žaidžiamos Azerbaidžane, tačiau ne Kalnų Karabache dėl įtemptos situacijos tenai, o sostinėje Baku. Mikas Kura, kairiajame krašte, kaip ir tu minėjai, aktyvus. Mikas Kura perdavimas į baudos aikštelę ir čia apsigina Azerbaidžano komanda, vėl Kura, Huružis. Kairiajame krašte, jo perdavimas į baudos aikštelę ir čia. Perdavimas labai nesėkmingas, tačiau situacija nebuvo pati lengviausia. Ir atrodo uždirbo kampinį, vis tik Marijanas Huružis, aplodismentai Gargždų Bangos komandai, Andrius Lipskis neskuba kelti kampinio. Na, žinoma, standartinės situacijos turėtų būti vienas iš Bangos arkliukų. Kadangi matome pozicinėme žaidime, Azerbaidžano ekipa tikrai atrodo geriau. Standartinės situacijos yra tokios, kad kamuolį šokus ten, kur reikia, tu tiesiog gali pakišti, tarkim, galvą ir įmušti įvartį. Pažiūrėsime, kaip viskas baigsis dabar. Baudos aikštelėje yra ir Mantas Zelmikas, ir Andrėjus Usačiovas, aukšti gynėjai ir perdavimas link 13 numerio Manto Gudausko. Tačiau jam nepavyko kovoti su varžovu ir dėja, iš šios situacijos nepavyko nieko pavojingesnio sukurti, tačiau Gargždų Banga ir toliau kontroliuoja kamuoliu, o tai suteikia mums šiek tiek vilties.
kad būtent po šios atakos bus sužaista sėkmingai. Dar viena Bangos ataka ir vėl per aikštės vidurį bando žaisti aikštės šeimininkai. 1, 2, 3, 4 perdavimai. Atsidengęs žaidėjas krašte, dėja nuvilė techniką, nepavyksta susistabdyti kamuolio ir su jo žinoma ir vėl Azerbaidžano 3 vietos laimėtojai. Na ir reikėtų paminėti Gargždų Bangos rėmėjus ir tie, kas padeda mums stebėti šią transliaciją, be kurių šios transliacijos nebūtų. Tai yra Neo Group, Fortis Energy, Litana ir žinoma dėkojame ir kitiems rėmėjams. Be rėmėjų nebūtų futbolo, toks jau tas pasaulis. Ir žinoma pergalių, tikėkime, kad tas rezultatas 0-1 dar nieko nereiškia ir Gargždų Banga galiausiai rezultatą išlygins. Na ir po to reikia tikėtis, kad bus įmuštas įvartis. Na ir dabar štai toks spurtas, 25 numeris Kalebas Ekvekbo, jis spurtavo ir iškart aplodismentai jam. Iškart čia Gargždų miesto stadionas visas pakyla ant kojų, sudreba visos tribūnos, vos tik pavojingesnė ataka, žinoma aplodismentai visiems esantiems čia. Jie nusipelno pagirų ir apskritai Gargždai yra tas miestas, kuris myli futbolą, tas miestas, kuriame visada galima girdėti, kas laimės Gargždų Banga ar tiesiog visos upės gilios. Minėje giliausia, yra daug komandų, bet Banga geriausia, kaip sako čia sirgaliai. O dabar pavojingas žaidimas prieš Maksimą Medvedevą. Tačiau panašu, jog rungtynių arbitras šį kartą Gargždų ekipos futbolininkas Sergeta Diafango neįspės. Turiu omenyje geltoną kortelę, tiesiog žodinis įspėjimas skiriamas šiam žaidėjui, žaidė tiesia koja į varžovą. Laimė jokių traumų kol kas nėra. Ir tikėkime, žinoma, kad jų ir nebus. Karolis Rubaitis štai čia žaidžia labai pagirtinai, perima kamuolį kaip iš vaiko saldainiai. Jaunas, tačiau be jokios abejonės labai talentingas, labai perspektyvus futbolininkas yra Karolis Rubaitis, gimęs 90 metais. Įsitvirtinęs be jokios abejonės Gargždų ekipos startinėje sudėtyje ir sakyčiau, jis čia atlieka pakankamai svarbų vaidmenį. Jo pozicijoje jis yra stabilus numeris 1. O čia pavojinga situacija, perdavimas arčiau vartų. Laimė, jog kamuolys praskrieja pro varžovo kojas, tačiau taip apmaudžiai klysti gynyboje tikrai negalima, nes anksčiau ir vėliau tiesiog prisižais. Atakos smaigalyje atrodo buvo atsidūręs 18 numeris Ilgaras Gurbanovas. Perdavimas buvo skirtas jam ir jam pritrūko, kaip sako futbolininkai, tiesiog uždaryti perdavimą. O Georgija Adamija parodė, jog ne veltui yra tas žaidėjas, kuris moka mušti įvarčius, kuris moka atlikti perdavimus, jau minėjau. Jis rezultatyviausias praėjusio Azerbaidžano čempionato futbolininkas ir kovodamas iki galo sugebėjo perimti kamuolį bei pradėti labai pavojingą ataką. Štai taip kartais blykstelė Azerbaidžano komanda, reikėtų numalšinti tokius blykstelėjimus ir kad tokių būtų mažiau ir žinoma, tokių būtų daugiau kitoje aikštės pusėje. Ir atrodo tos situacijos lyg perkūnas iš giedro dangaus, lyg ir kontroliuojam kamuolį, lyg ir žaidimas ramus aikštės viduryje ir staiga tokios apmaudžios klaidos, kurios varžoms suteikia progas, kurių tikrai neturėtų būti. Pauliau, prisiminkime ir tą patį įvartį, atrodo įvartis, ko gero iš niekur, kontrataka, smūgis iš toli ir Pauliui Pocui beliko ištraukti kamuolį iš savų įvartų tinklo. Neblogą futbolą demonstruoja varžovai, labai ramiai rungtyniauja Karabachas, matosi, žaidėjai yra labai užtikrinti savo jėgomis. Be jokios abejonės, jie yra šios poros favoritai, labai akivaizdus favoritai. Tai galime perskaityti visur, spaudoje, dar kitur, tačiau aš manau, kur kas svarbiau yra tai, kas vyksta, o ne tai, ką rašo spauda. O čia nuošalėje. Bugaras Nadirovas atsiduria nuošalėje, 17 komandos numeris. Kamuolys atitenka Gargždų Bangos futbolininkams. Paulius Pocius, neskubėdamas, atrodo, pasidės kamuolį ant žaliosios vejos ir smūgiuos kamuolį į priekį. Karabach komanda yra kur kas labiau patyrusi už Bangą, kalbu apie žaidėjų amžiaus vidurkį.
sakyčiau, dauguma šios ekipos žaidėjų yra pačiame jėgų žaidėjime 24-25 metai. Tai yra tas laikas, kai tu lyg ir jau turi kažkokios aukšto futbolo patirties, lyg ir keliauji aukštesnį lygį. Tokia tarpinė stotelė, kai dar kažką nori įrodyti ir tokie žaidėjai labai dažnai duoda tikrai daug naudos komandai. Na ir dabar vėl kampinis, Marijanas Choružis kels šį kampinį, na ir iškart vos tik pavojingesnė ataka ir čia sukruta visas Gargždų stadionas, žinoma, aplodismentai ir ištikimiausias sirgaliams, o čia Marijanas Choružis kelia kamuolį į baudos aikštelę ir atrodo kamuolys palieka aikštę smūgio metu. Man gaila, jog po tokių standartų kol kas nepavyksta suregzti nieko pavojingesnio, net aštresnių epizodų. Kad ir dabar dar vienas puikus pavyzdys, kai išlik ir neblogos situacijos, kamuolys tiesiog, kaip ant lėkštutės atiduodamas varžovams. Taip, Pauliau, Gargždų Banga turi aukštų futbolininkų, kurie gali nukreipti kamuolį į vartus galvą po standartinių situacijų. Ko gero, iš tokių aukštesnių, ko gero, reikėtų paminėti ir tą patį Irmantą Zelmiką, taip pat gynėją Andrėjų Usačiovą. Aukšti žaidėjai turi savų privalumų ir savų minusų. Tarkim, gynėjas, vidurio gynėjas, kaip tarkim Irmantas Zelmikas, jis puikiai kovoja antrame aukšte, tačiau jie prieš jį rungtyniauja tokie techniški ir mažesni žaidėjai. O kaip Azerbaidžano komanda, tada kartais tam tikrose situacijose galbūt netgi rungtyniauti yra dar sunkiau, nes visi, tarkim, Irmantas Zelmikas yra lėtesnis nei varžovo ekipos puolėjai. Ir fiziškai yra pakankamai neblogai pasiruošusi Karabach ekipa. Matome, jog grinai. Situacijose, kai tiesiog reikia greičio, Karabach ekipa dažnai pranoksta mūsų futbolininkus. Dabar vėl kamuolį kontroliuoja 6 numeris Rašadas Sadikovas. Jis vieną kartą šiandien jau nubaudė Bangos futbolininkus ir atrodo plačiai rungtyniauja šis futbolininkas. Taip pačiame aikštės viduryje, tai arčiau vartų. Na, o dabar Azerbaidžano ataka ir dar vienas kampinis. Tai ką, matėme kampinį prie varžovų ekipos vartų, dabar kampinis jau prie mūsų vartų ir galėsime palyginti, kuriagi komandai kur kas geriau pavyksta atlikti štai tokias standartinės padėtis. Niekur neskuba svečiai, ramiai. Žaidėjas prieina prie kamuolio, puikiai supranta, jog tiesiog nėra prasmės niekur skubėti, kol kas rezultatas tenkina, žaidimas taipogi, tad forsuoti įvykių. Galbūt net toks įvartis. Na ir štai čia, ko gero, Paulių komentarų nelabai gali būti. Ar tai galima pavadinti namų darbais, ko gero sudėtinga, nes smūgis tiesiog buvo, bent jau man pasirodė, kad buvo perdavimas į baudos aikštelę. Kamuolys nusipjovė, kaip futbolininkai sako, tiesiai į vartus. Ir 17 numeris Vugaras Nadirovas džiūgauja, sveikinasi su komandos treneriais. Įvartis tikrai fantastiškas, įvartis tikrai gražus. O galime diskutuoti, ar tai buvo smūgis, ar tai buvo perdavimas. Manau, tai nieko iš esmės nekeičia. Esmė yra tokia, jog rezultatas 0-2, įmuštas įvartis, įmuštas reto grožio įvartis ir situacija labai ir labai komplikuojasi, kadangi dar net nesibaigė pirmųjų rungtynių pirmasis kėlinys. Labai apmaudus įvarčiai. Pirmasis po kontratakos, antrasis po štai taip žaisto kampinio. 0-2, tačiau 0-2 ko gero nėra dar toks rezultatas, kuris laidotų visas Gargždų Bangos viltis. Na, belieka pasimokyti iš padarytų klaidų. Bangos komanda jauna, žaidėjom tai puikiai patirtis daugeliu. Komandos futbolininkų tai yra apskritai pirmoji patirtis tokio lygio rungtynėse, dar bus atsakomasis mačas Baku. Na ir pamatysime, ar Bangos komandos sugebės pademonstruoti charakterį. Kad žaidėjai stengiasi, tai matosi. Tačiau meistriškumas Karabach ekipos taip pat akivaizdus. Vienas įvartis Gražuolis, antras įvartis Gražuolis ir 2-0. Ir daryk tu ką nori, tiesiog yra kaip yra. Žinoma, 2-0, geras rezultatas Azerbaidžano komandai. Įvarčių nepraleista, pelnyti 2 įvarčiai ir su tokiu bagažu važiuoti kitą savaitę namo, ko gero yra daug geriau negu, tarkim, pralaimėjimas ar tarkim tas pats rezultatas 1-0 ar 2-1. Ir kokią norėtum sužinoti naujieną, Giedriau, gerą ar blogą? Pirmiausia, ko gero, pradėkim nuo geros. Mane asmeniškai labai džiugina, jog Bangos ekipos ir galiai, nors komanda pralaimi, išties girdisi, palaiko komandą. Aš manau, tai yra gerai.
kokia yra blogoji? 0-2. Štai taip, tikrai aplodismentų gali susilaukti Gargždų Bangos ir gali tiek sėdintis čia pagrindinėje tribūnoje, tiek ištikimiausiais ir gali vadinami ultromis. Ten jie tiek su Gargždų Bangos vėliavomis, tiek su Lietuvos vėliavomis ir naudojasi tą progą, kad čia Gargžduose žaidžia komanda, kuri atstovauja ne tik Gargždus, bet ir visą Lietuvą. Teko girdėti ir ant kalno mūro joja lietuviai, tikrai aplodismentai gargždiškiams. Ir tikėsime, kad tos dainos dar labiau uždegs Gargždų komandos futbolininkus, nors jie ir taip negalima sakyti, kad rungtyniauja blogai, tačiau jiems seksis dar geriau. Ir tas rezultatas 0-2 nebebus toks baisus, galbūt pavirsi 1-2. Ir dar viena gali būti pavojinga situacija. Išsaugo kamuolį svečiai. Tačiau padvigubina gynybą. Šeimininkai sugeba tą kamuolį atimti bei bando vėl per aikštės vidurį pradėti savo išpuolį. Marijanas Choružis atgal Andrėjui Sačiovui. Šis Andriui Lipskiui. Man asmeniškai labai patinka vienas žaidimo komponentas Karabach ekipoje. Tarkime, ši ekipa naudoja presingą, spaudžia tave. Eina visi žaidėjai į kitą aikštės pusę ir presinguoja. Vienas žaidėjas nelaksto ir veltui neikvoja jėgų. Ir maždaug 10 minučių lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Žinoma, tie 2 įvarčiai galbūt, žinoma, tai yra blogai. Ir pažvelgus iš kitos pusės, taipogi atrodo, jog dabar Azerbaidžano komandai lyg ir nieko nereikia, jie žais ramiai, neis į priekį ir galbūt nebepamatysime to gražaus techniško futbolo. Dabar praranda kamuolį Andrius Lipskis. Vėl komandos kapitonas, Azerbaidžano komandos kapitonas Rašadas Adigovas buvo su kamuoliu, tačiau čia banga, Mikas Kura kairiuoju kraštu, perdavimas į baudos aikštelę. Perdavimas ten, kur buvo tik azerbaidžianiečiai. Ir Mikas Kura viską darė teisingai. Apskritai, ataka lyg iš natų truko tiesiog tokios vienos smulkmenos, kad nors vienas Bangos žaidėjas būtų buvęs. Tenais, kur atsidūrė kamuolys. Deja, nei vieno žaidėjo ten nebuvo ir ataka tiesiog baigėsi be jokių apčiuopiamų rezultatų. Labai mažai kol kas dešinį atakos kraštą naudoja Banga, pradėdama savo komandos atakas. Dažniausiai arba Mikas Kura kairėje, arba žaidimas aikštės viduriu. Jungiasi į atakas ir 55-asis numeris 1 labiausiai patyrusių žaidėjų, kaip tu ir minėjai, Pauliau, tai yra Marijanas Choružis. Jis rungtyniauja taip pat kairiajame krašte ir sudaro kairiojo krašto porą kartu su Miku Kura. Pavojinga situacija. Galimybė smūgiuoti. Renkamasis štai toks sprendimas. Na, kad jau šis žaidėjas nėra savanaudis, tai tikrai. Šioje situacijoje galima buvo smūgiuoti į vartus, pasirinktas kitoks atakos tęsinys ir Bangai. Štai toks scenarijus, žinoma, yra geras. Smūgis į vartus, ko gero, būtų logiškiausias sprendimas, tačiau belieka džiaugtis tokiu varžovų sprendimu. Na, dažnai sakoma, jog jeigu smūgiuoji, turi smūgiuoti iš karto, jeigu sudvėjoji, dažniausiai gaunasi visiškai nelogiškas sprendimas. O čia pavojinga situacija. Susitvarko kamuolį, atmeta ir koks smūgis. 14-asis numeris Rašadas Adigovas smūgiavo į vartus ir pataikė į vieną iš Gargždų Bangos gynėjų. Atrodo, iš žvilgsnio tiesiog supranta vienas kitą. Karabach ekipos žaidėjai. Norėtųsi, jog tai būtų ir Bangos ekipoje. Deja, stokoja susižaidimo šių komandą. Ir bent jau šiame žaidimo komponente taipogi pranašumą tikrai turi varžovai. Na, įdomu yra tai, kad, kaip ir minėjome, Azerbaidžano sezonas dar nėra prasidėjęs, tačiau jau labai gerai susižaidusi yra Azerbaidžano komanda. Iš karto kyla klausimas, tai kas bus, kai prasidės tas sezonas? Tačiau, žinoma, Azerbaidžano komanda yra išlaikiusi komandos branduolį, ilgai rungtyniauja visi šie futbolininkai kartu, prisijungia nedaug naujokų ir jie jau žino vienas kitą iš pusės žodžio. Ir man labai patiko, kaip komandos treneris Gurbanas Gurbanovas sakė, mano futbolo koncepcija yra tokia, jog esmė yra išlaikyti 1, 2, 3 galbūt metus komandos branduolį ir pakeisti po 1, po 2 žaidėjus po truputį, o ne kiekvieną sezoną keisti pusę komandos. Ir tarkim, jeigu pažiūrime į Karabach ekipos sudėtį dabar ir kokia ta sudėtis buvo besibaigiant čempionatui, pokytis yra vos vienas. Vos vienas naujas žaidėjas, bei keli žaidėjai yra parduodamų žaidėjų sąraše. Tad iš esmės ne tik branduolys, tačiau vos ne visas startinis 11-ukas yra išlikęs toks pats, žaidėjai supranta vienas kitą ir tai komandai yra labai didelis pliusas.
5 numeris Maksimas Medvedevas siunčia kamuolį į priekį. Čia pražangą fiksuoja rungtynių arbitrai. Beje, šiandien rungtynių arbitrai yra iš Islandijos. Tai yra Tortvaldas Arnasonas yra pagrindinis rungtynių teisėjas ir jo asistentai Frostis Vidaras Gunnarssonas ir Askelas Toras Gislasonas. Na, iš kito pasaulio krašto. Teko keliauti jiems štai čia į Gargždus ir kol kas arbitrai su savo užduotimis tvarkosi tikrai nepriekaištingai, pretenzijų jiems nemanau, kad turi nors vieną komandą. Matėme kelias užfiksuotas pražangas, tačiau jos buvo ir dabar. Štai čia nuošalės nėra, 18 numeris Igaras Gurbanovas buvo atsidūręs atakos smaigalyje, štai čia griebėsi už galvos kai kurie čia Gargždų miesto stadione susirinkę sirgaliai, tačiau laimė viskas baigėsi gerai, tačiau ir vėl praranda kamuolį Banga. 18 numeris Ilgaras Gurbanovas aktyvus šiandien šis futbolininkas. Ir labai kovingai rungtyniauja Azerbaidžano ekipa. Matėme, vos užsnūsta vienas ar kitas Bangos žaidėjas, iš karto prie jo keli varžovai bando atimti kamuolį ir pakankamai dažnai jiems tai ir pavyksta. Ką, Pauliau, galėtum išskirti iš Azerbaidžano ir Bangos komandų? Kalbant apie Karabachą, išskirčiau visą komandą. Man patinka, kaip ši ekipa žaidžia, kaip futbolininkai jaučia vienas kitą. Tiek atakuojančio plano žaidėjai puikiai vykdo visas savo funkcijas. Tiek ir tie, kurie darbuojasi gynyboje, kaip jau minėjau. Prošvaisčių Bangai suregzti sėkmingas pozicinės atakas praktiškai net nebuvo pirmajame kėlinyje ir tai yra tik gynybos nuopelnas. Kalbant apie Bangos ekipą, iš karto išsiskiria Andrius Lipskis, Mikas Kura, galbūt sakyčiau Karolis Urbaitis, bei Sergeta Tefangas. Tai būtų 4 žaidėjai, kuriuos aš išskirčiau iš Bangos ekipos. Jie galbūt žaidžia šiek tiek aktyviau nei jų komandos draugai. Tačiau, kad jie būtų visą galvą geresni, taip pat tikrai nėra. Na, ko gero, Pauliau, sutiksi, kad vieną geriausių įspūdžių palieka 6 numeris, kuris jau pelnė įvartį, Rašadas Adigovas. Didžioji dalis atakų organizuojama būtent per jį. Štai taip, jisai ties aikštės viduriu, ties varžovo baudos aikštelė laksto ir ties kairiuoju, ties dešiniuoju kraštu, visur pilna jo ir jis. Ir atrodo tikrasis komandos lyderis, ne veltui ryšį ir kapitono raištį. Ir pasirodo, medicinos brigada aikštėje. Žaidėjai panašu, jog reikia nedidelės pagalbos, galimybę atsikvėpti futbolininkams, atsigaivinti, išgeriant šiek tiek vandens. Bei medicinos personalai palikus aikštę bus atliekama pavojinga standartinė situacija. Na, labai reikia tikėtis, jog jį nesibaigs įvarčių, nes žinoma 0-3, tai jau būtų apskritai toks rimtas psichologinis smūgis Bangos komandai. Na taip, 3 įvarčiai per pirmą kėlinį, tai yra tikrai daug ir juos atžaisti antroje mačo dalyje būtų labai sunku. Ir 2 įvarčiai, žinoma, atžaisti bus sunku, tačiau belieka tik tikėtis. Ir standartinė situacija. Pavojingas smūgis ir kamuolys skrieja greta viršutinio virpsto. Iki pirmojo kėlinio pagrindinio laiko pabaigos lieka maždaug 2 minutės. Bei 1 ar 2 minutės, kiek pradės rungtynių arbitras. Na, o kamuolį netrukus nuo savų vartų išsmūgiuos Paulius Pocius, Bangos ekipos vartininkas. Šį sezoną demonstruojantis pakankamai solidų žaidimą. Ir ant atsarginių žaidėjų suolo Denis Kamelčiks, labai jaunas vartininkas, kuris be jokios abejonės turi progą mokytis iš labiau patyrusio Pauliaus Pociaus. Labai daug perdavimų pradedami atakas padaro Karabach futbolininkai. Tų perdavimų kur kas daugiau nei jų, tarkim, daro Bangos komanda. Susižaidimas tikrai aukščiausiame lygyje. Ir prieš rungtynių pradžią minėjome, jog Karabach ekipa yra techniška, pajėgi ir tikrai Europos lygio klubas. Po pirmojo kėlinio manau, jog sutiksite su manimi. Kol kas taip ir yra. Karabach tiesiog yra geresnė komanda aikštėje.
Karabach įmušė 2 įvarčius ir pelnytai pirmauja rezultatu 2-0. O čia viena iš retų komandos klaidų, tačiau nepavyksta užsikabinti už kamulio Bangos ekipos legionieriai. Ir dar viena pozicinė Azerbaidžano ataka. Vukaras Nadirovas dabar nesuprato komandos draugo sprendimo ir nesportavo dešiniuoju kraštu, na, o pridėta 1 minutė. Žaidimo stabdymų praktiškai nebuvo, tad arbitro sprendimas, žinoma, yra visiškai suprantamas. Bando keisti Banga atakos kryptį, tačiau kamuolys atiduodamas varžovams. Beje, per pertrauką niekur nepabėkite, o mano kolega Giedrius Vaitkevičius pamėgins surengti jums karštą interviu. Tiesiog laukia pirmojo kėlinio pabaigos. Karabach ekipa net neina į puolimą, daug perdavimų savo baudos aikštelėje, savo aikštės pusėje. Ir viena iš paskutiniųjų atakų pirmajame kėlinyje. Ir štai taip aidė rungtynių arbitro švilpukas, skelbiantis apie pirmojo kėlinio pabaigą, kol kas rezultatu 2-0. Pirmojo Karabach. Ir grįžtame atgal į Gargždus, kur po pirmojo kėlinio Europos lygos pirmojo kvalifikacinio etapo pirmose rungtynėse Gargždų Banga rezultatu 0-2 nusileidžia Azerbaidžano trečiai pajėgiausiai komandai Karabach, o 2 gražūs įvarčiai. Nieko nepakeisiu, tokia situacija yra, kokia yra, ir panašu, jog iš karto po pertraukos daro vieną keitimą Arminas Narbekovas, panašu, jog į žaidimą netrukus įsilies 23-asis Gargždų komandos numeris Anatolija Ostap. Ir prie manęs vėl prisijungia mano kolega Giedrius Vaitkevičius. Giedriu, galbūt trumpai primink apie įvykių seką pirmajame kėlinyje. Na kągi, iš tikrųjų, ko gero, atsiminti to pirmojo kėlinio nenorėtų, nes nesinorėtų, bent jau išmesti tas 2 atakas, kurios pasibaigė įvarčiais. Viena ataka baigėsi įvarčių po kontratakos, įvartis galima sakyti iš niekur. 6 numeris Rašadas Sadigovas pasiuntė kamuolį į vartus. Na ir po to fantastiško grožio, ko gero, įvartį pelnė dar vienas futbolininkas. Su tokiu pačiu vardu ir tokia pačia pavardė, labai įdomi. Taip, su tokiu pačiu vardu ir tokia pat pavardė. Tačiau tai jau yra kitas žaidėjas. 14 numeris Rašadas Sadigovas. Na ir žinoma, apmaudus tas įvartis, tikrai gražus, tačiau ko gero mums jis nėra toks gražus, nes įvartis, kaip sakoma, ne į tuos vartus. Norėjosi įvarčio į kitus vartus, tačiau jo nesulaukė. Man belieka tikėtis, kad antrasis kėlinys bus visiškai kitoks ir reikia tikėtis bent jau vieno Bangos įvarčio, arba, kaip sakęs ir galiai, kad bus dar 5 Bangos įvarčiai. Rungtynių pradžioje su tavimi kalbėjome apie Karabach ekipą. Kas tai per futbolo siaubas? Pasakėme, jog tai yra stipri komanda, mokanti žaisti futbolą. Kokį įspūdį būtent Karabach komandos apskritai visas žaidimas pirmajame kėlinyje paliko tau? Na, Pauliu, ko gero, jau kažką ir sunku be pasakyti, tu jau liaupsinai ilgai Karabacho komandą, tikrai puikiai žaidžia Karabachas. Žinoma, man imponuoja 6 numeris Rašadas Sadigovas, jis yra visiškas komandos variklis, ko gero galima pasakyti taip, kaip ir minėjau, jau daugelis atakų kuriama per jį ir jis visur yra aktyvus, tiek abiejose kraštuose, tiek aikštės viduryje, tiek giliau prie savų vartų, tiek atakoje, ir jis tikrai išsiskiria ir ko gero savo įvartį jisai užsidirbo ir įmušė, nors žinoma gaila, kad tas įvartis krito ir galėjo galbūt įsimušti į savus vartus. Labai jau optimistiškai. Na, kalbant apie Gargždų komandą, aš pasakysiu taip, ekipa rungtyniauja labai kovingai, matosi, jog vyrai yra susitelkę, susikoncentravę visų 100%. Šią dvikovą, tačiau meistriškumas yra šiek tiek žemesnio lygio ir žinoma labai skaudus tie 2 įvarčiai. Sakyčiau, turėjo netgi geresnių progų pasižymėti Karabach komandą nei tada, kai tos įvarčius įmušė. Vertinant apskritai, imponuoja labai, kaip rungtyniauja savo krašte Mikas Kura. Pakankamai neblogai. Aikštės viduryje darbuojasi Sergej Tatjefangas, kuris pirmojo kėlinio pabaigoje buvo ir įspėtas, o dar žinoma taip pat reikėtų pagirti Karolį Urbaitį ir Andrių Lipskį. Šie 4 žaidėjai yra lyg tam tikras Gargždų komandos motoras, na, o gynyboje kol kas pakankamai sėkmingai darbuojasi ir Mantas Zelmikas. Tiesa, kartais man lieka toks įspūdis, jog šiek tiek trūksta drąsos Gargždų komandai, tarkim atsidūrus futbolininkams 1 prieš 1, Gargždų komanda dažniausiai tiesiog atiduoda kamuolį atgal, o neina į tas dvikovas.
Pauliau, kaip tu jau pristatėjai, antrajame kėlinyje aikštėje pasirodė 23 numeris Anatolijus Ostapas. Na ir kaip galėtų keisti žaidimas pasirodžius jam? Nesunku pasakyti, aš manau, tai tiesiog tam tikras taktinis sprendimas, siekiant įnešti į žaidimą daugiau gyvumo galbūt. Aš manau, galbūt kažkaip situaciją galėsime labiau pakomentuoti šiek tiek vėliau, pamatę, kaip keisis tas visas išsidėstymas Bangos aikštėje. Tačiau tai yra be jokios abejonės labiausiai patyręs apskritai Bangos futbolininkas ir tokiose rungtynėse. Aš manau, ta patirtis yra labai naudinga. Galbūt tai ir buvo priežastis, kodėl buvo pakeistas mano girtas Karolis Urbaitis. Būtent tai ir norėjau sakyti, Pauliau, kad aikštės viduryje bus daugiau patirties, na o dabar Bangos ataka Padaigis. Nepavyksta susistabdyti kamuolio Mantui Gudauskui. Ir apžvelgiau pirmojo kėlinio statistiką į vartų plotą. Apskritai buvo smūgiuota 3 kartus, visus tos 3 smūgius atliko Karabach ekipa. 2 kartus įmušė. Banga į vartų plotą nesmūgiavo apskritai, o šalia vartų statistika labai panaši. 1 smūgis prieš 3. Ostapas. Jo, perdavimas į kairę, čia spurtuoja berods Mikas Kura. Karabachas kontroliuoja kamuolį, dabar jie niekur neskuba. Gynėjai kontroliuoja kamuolį, 14 numeris Rašadas Sadigovas, kurį jau minėjome. Ataka dešiniuoju kraštu, ji gali baigtis pavojingai, tikėsimės, kad viskas bus gerai. Na, o dabar smūgis 77 numeris Georgas Adamija. Ir sėkmingai poziciją pasirinko Bangos ekipos gynėjas. O jei nebūtų jo prie artimojo vartų kampo, dar didelis klaustukas, kaipgi viskas būtų pasibaigę, tačiau pati ataka iš tiesų labai nebloga, perdavimas iš aikštės gilumos į kraštą, žaidėjas pabėga, suaštrina situaciją ir galbūt pasilgsti tokių epizodų, tarkim, Gargždų komandos žaidime. Beje, be šių rungtynių. Štai taip, perima kamuolį Gargždų Bangos komanda. Spurtuoja legionierius 25 numeris Kalebas Ekvekbo, jos smūgis vartus ir štai taip gelbėja komandos vartus Bojanas Pavlovičius. Štai tokią progą surezgė Gargždų Banga ir 25 numeris Kalebas Ekvekbo. Aplodismentai jam. Štai taip, Pauliau, minėjai, kad Gargždų Banga dar nesmūgiavo į vartus ir štai taip, prašau, pirmasis smūgis. Labai pavojinga situacija, o vienu metu jau atrodė, jog pralaimėjo mikrodvikovą varžovai Gargždų ekipos puolėjas. Paskui, man bent jau pasirodė, jog buvo smulki pražanga, jisai pasilyg ir sekundžiai sustoja, tačiau pastebės, jog pražanga neužfiksuota, žinoma, žaidė iki galo, smūgiavo vartus ir bravo už tai. Jei nesmūgiuos įvarčio, tikrai neįmuš. Norėtųsi daugiau tokių atakų ir galbūt viena iš jų pasibaigtų mums visiems laimingai ir visi čia galėtume džiugauti, to ir laukiame šiandien. Ano, panašu, jog Marius Kazlauskas, o jau visai netrukus pasirodys aikštėje Bangos komandoje ir jis keičia panašu, jog susižeidus komandos draugą. Marijaną Choružį keičia Marius Kazlauskas. Atrodo, šlupčiadamas paliko aikštę Marijanas Choružis, tik reikia tikėtis, kad trauma nebus tokia rimta, kad jis praleis atsakomasias rungtynės Azerbaidžane. Jis tikrai yra reikalingas ir jau nekartą minėjome, kad Marijanas Choružis yra vienas labiausiai patyrusių komandos futbolininkų. Keitimas Gargždų Banga. Marius Kazlauskas taip pat yra pakankamai patyręs futbolininkas ir bus labai įdomu stebėti, kokį vertas jis yra šiuo metu, kokia yra jo sportinė forma ir ar sugebės jis tinkamai pakeisti Marijaną Choružį, kuris, sakyčiau, bent jau savo skirtas minutės tikrai atidirbo, tikrai stengiasi ir buvo gana pastebimas. Rašadas Sadikovas savo bendravardžių ir bendrapavardžių ir kamuolys perduodamas atgal. Visiškai niekur neskuba Azerbaidžano komanda. Žinoma, jiems ir nėra kur skubėti. Daug perdavimų savo aikštės pusėje, tikintis, jog išvilios vieną, galbūt du, galbūt net ir 3 Bangos žaidėjus bei susikurs daugiau erdvės priekyje. O dabar Bangos ataka kairiuoju kraštu. Keliamas kamuolys į baudos aikštelę.
Reikia, Pauliau, pripažinti, kad kol kas Gargždų Banga antrajame kėlinyje rungtyniauja tikrai simpatiškai. Žinoma, turint omenyje, jog varžovas iš tiesų pajėgus. Tas žaidimas kol kas džiugina, išskyrus, tarkim, tą vieną epizodą, kai varžovai buvo arti trečiojo įvarčio. Na ir puikiai suprantu Bangos ekipos žaidėjai, jog trauktis nėra kur. Atrodo 0-2, tokia situacija, jog, tarkim, tas 3-0 nieko daug nekeičia. O įmušus vieną įvartį jau viskas pasikeistų iš esmės. Dabar gražiai technika demonstruoja. O Bangos ekipos legionierius ataka kairiuoju kraštu. Mikas Kura visiškai laisvas, gavo kamuolį, štai taip, veržėsi į baudos aikštelę, jo driblingo sugebėjimai, tačiau nepavyksta pergudrauti Azerbaidžano futbolininkų. 2 Azerbaidžano futbolininkai buvo šalia Miko Kuros, vienas iš jų tai 5 numeris Maksimas Medvedevas, o kitas berods 7 numeris Namigas Jusufovas. Beje, be šių rungtynių vyksta dar visa eilė Europos lygos susitikimų ir kelis iš jų paminėsiu. Taigi Narvos Trans ekipa iš Estijos kol kas 56 minutę rezultatu 1-2 nusileidžia Makedonijos Rabotniki. Elfsborg 3-0 pirmauja prieš Folą, na o Latvijos, kaimyninės Latvijos ekipa Daugavpils Daugava 0-2 kol kas nusileidžia Norvegų Troms ekipai. Na ir pirmasis kėlinys baiginėjas ir Suomijoje, kur Honka susitinka su kita ekipa iš Estijos Nome Kaljų ir tenais kol kas 0-0. Galimybę kelti kamuolį baudos aikštelę. Mantas Gudauskas. Štai taip sužaidžia Mantas Gudauskas, išsiveržė į baudos aikštelę, tačiau per toli atsileido kamuolį Mantas Gudauskas, nors atrodė, kad išmaudė dabar net 2 azerbaidžianiečius. Gražiai prasimetė kamuolį tarp 2 žaidėjų, įsiveržė į baudos aikštelę, dėja šiek tiek per toli atleido kamuolį, tačiau tai vienas iš tų pavyzdžių, apie ką aš kalbėjau šiek tiek anksčiau, kad reikia galbūt drąsiau rungtyniauti, kai prieš tave yra 1 ar 2 žaidėjai. Nebūtina visada atmesti tą kamuolį atgal. Andrėjus Usačiovas nerizikuoja, nors atrodo šalia nebuvo varžovų, tačiau siunčia kamuolį į tribūnas dėl viso pikto. Atsarga gėdos nedaro, kaip sakoma. Dabar atrodo stadiono vaikinukams ilgai teks ieškoti kamuolio. Na, o Azerbaidžano komanda išmeta kamuolį iš šoninės linijos. 20 numeris Nedrimas Nedzipis su kamuoliu. Perdavimas komandos draugui ir šis kelia kamuolį į baudos aikštelę. Tai daro nesėkmingai ir čia labai pagirtinai sužaidžia 13 numeris Mantas Gudauskas. Kaip patyręs vilkas atsitvėrė savo komandos varžovą ir štai taip atkovoja kamuolį Gargždų Bangai. Ir iš pradžių maniau, jog Gudauskas smūgiuos kamuolį tiesiog toli į priekį, tačiau pasirinko labai protingą alternatyvą. Korpusą uždengė kamuolį, išsaugojo jį ir pakankamai sėkmingas epizodas. Ant žolės Kalebas Ekvekbo. Jis yra tas futbolininkas, kuris sukūrė pavojingiausią progą iš Gargždų Bangos atakų. Jo smūgis į vartus buvo pavojingiausia ataka, kai tikrai savo meistriškumą teko demonstruoti Bojanui Pavlovičiui. Tiesa, toje situacijoje kamuolys skrido tiesiai į vartininką, smūgiavo žaidėjas kairę koją, tačiau smūgis yra smūgis, kaip sakoma. Stapas perdavimas Usačiovui, šis į kraštą, čia neseniai aikštėje pasirodęs Marius Kazlauskas. Ir Mantas Elmikas, Usačiovas. Į priekį, čia gražiai sužaidžia sienelę. Mikas Kura ir Anatolijus Ostapas, kurai šiek tiek pritrūksta šioje situacijoje greičio. Žinoma, kamuolys buvo per toli nusiųstas ir per daug varžovų buvo šalia. Dabar vėl ant žaliosios vejos vienas iš Bangos futbolininkų, atrodo šį kartą Anatolijus Ostapas. Na ir būtų labai negerai, jei žaidėjas visai neseniai pasirodęs aikštėje, o būtų priverstas ją palikti. Medicinos personalas netrukus suteiks jam pirmąją pagalbą. Ir su neštuvais išbėga savanoriai į aikštę. Aš labai tikiuosi, jog tų neštuvų tiesiog neprireiks ir jiems teks grįžti atgal nuleidus galvas. Žinoma, labai apmaudus praradimas būtų Anatolijus Ostapas, kaip ir minėjai, jis neseniai pasirodė aikštėje antrojo kėlinio pradžioje, na ir žinoma,
Jis yra futbolininkas, kuris neseniai gydėsi traumą ir dabar galbūt tai jam sutrukdė startuoti nuo pat rungtynių pradžios. Ir apskritai tai būtų labai blogai ne vien dėl to, jog šis žaidėjas nebegalėtų tęsti rungtynių, bet pafilosofavus daugiau, tarkim, tektų atlikti ir trečiąjį keitimą ir tai jau mums praktiškai nebepaliktų jokių galimybių varijuoti situaciją aikštėje vėliau. O ant atsarginių žaidėjų suolo Banga turi 77 numerį Denisą Komeleckį. Tačiau panašu, jog jau apsispręsta, kuris žaidėjas bus leidžiamas į aikštę ir tai yra ne bet kas, o saugas Gajus Kulbis, 8 numeris. Šansas jam parodyti save, pakankamai greitas futbolininkas. Ir priverstinis, be jokios abejonės priverstinis keitimas. Daugiau keitimų Banga atlikti šiose rungtynėse nebegalės. Aplodismentai štai taip aikštę paliekančiam Anatolijui Ostapui, susijęs už galvos Anatolijus Ostapas, žinoma, kenčia skausmą. Labai apmaudu, kad taip yra, žinoma, gaila ir dėl paties futbolininko ir gaila dėl to, kad jis nebegalėjo šiandien padėti savo komandai. Šiandien sužaidė vos 15 minučių. Toks jau tos futbolas, kartais jis būna labai negailestingas, o kartais tu jame triumfuoja. Šį kartą dėja Anatolijui Ostapui pasitaikė labai juoda diena. Stiprybės jam, o rungtynės tęsiasi ir aikštėje Gajus Kulbis. Galima tik paploti kartu su visais čia susirinkusiais sirgaliais. Anatolijus Ostapas galbūt visiškai neišsigydęs traumos norėjo padėti savo komandai ir galbūt tai atsiliepė šiandien. Ir žinoma gaila, atrodo žaidėjas jau lyg ir atsistojęs ant kojų, pasiruošęs žaisti ir štai. Viena tokia situacija, kuri viską vėl pakeičia. Gargždų Banga team. Keitimas Gargždų Bangos komandoje. Vietoje 23 numerio Anatolijus Ostap, aikštėje 8 numeris. Atgal perdavimas Bojanui Pavlovičiui, šis į priekį Rašadui Sadychovui. Ir štai taip klysta Rašadas Sadychovas. Vieną įvartį jau šiandien įmušė, galbūt reikėtų jam atkeršyti už tai ir štai taip buvo perdavimas tiesiai į varžovui, tačiau nieko iš to išpešti nepavyko. Čia perdavimas į priekį, 6 numeris Rašadas Sadychovas siuntė kamuolį į priekį, tačiau tiesiai Gargždų Bangos futbolininkams į kojas. Keičiama atakos kryptis, baudos aikštelėje vos vienas žaidėjas, dabar jų jau daugiau, tačiau kamuolį perduoti baudos aikštelę, dabar ir galimybė yra kur kas mažiau. Ir kova, kuri baigėsi mūsiškia pražanga. Kartais atrodo, susidaro įspūdis, jog Karabach ekipoje rungtyniauja keli sprinteriai, nes bent jau situacijose, kai kamuolys būna šiek tiek tolėliau ir atrodo yra vienodas atstumas tiek nuo kamuolio iki Gargždų ekipos žaidėjo, tiek iki Karabach ekipos žaidėjo. Dažniausiai prie kamuolio pirmieji atsidūrė būtent svečių ekipos žaidėjai ir, kaip jau minėjome pirmajame kėlinyje, Azerbaidžane šiuo metu nevyksta. Tai yra ne sezono metas, tačiau bent jau fizinė kondicija šios ekipos žaidėjų yra išties stulbinamai gera. Žinoma, geras futbolininkas formą turi palaikyti ko gero visus metus. Visus metus galbūt ir nebūtinai, tačiau kai ant nosies Europos lygos rungtynės, tada tu tiesiog privalai ją palaikyti. Europos lygos rungtynės ko gero geriausia galimybė parodyti save. Čia 77 numeris Georgija Adamija, jis su kamuoliu 18 numeris Ilgaras Gurbanovas smūgiavo į vartus. Čia dar vienas smūgis. 25 numeris išbandė dabar mūsų vartininko budrumą, tačiau Paulius Pocius su savo užduotimi susitvarkė tiesiog puikiai, bei nepaliko jokių prošvaisčių varžovams. Beje, jauniausias Karabako futbolininkas aikštėje yra Maksimas Medvedevas. Gajus Kulbis sėkmingai atitveria kamuolį korpusu, atlieka klaidinamą judesį ir išsaugo kamuolį savo komandai. Padaigis išmes kamuolį iš šoninės linijos. Jo, perdavimas į baudos aikštelę. Čia Mikas Kura, žinoma, žemas futbolininkas. Sunku jam kovoti galvą, tačiau šį kartą taip pat sėkmingai kovoja, bet varžovai buvo pajėgesni šį kartą. Na, kai kovojame antrajame aukšte,
Ūgis, žinoma, duoda pakankamai nemažai, tačiau labai daug lemia ir tai, kaip tu sugebi užsimti tą situaciją. Prieš kovojant dėl kamuolio, kaip sugebi atitverti varžovo korpus ir kartais mažesni žaidėjai, tas oro dvikovas, laimi ir prieš aukštesnius. Na ir kalbant apie tuos jauniausius žaidėjus, taigi aikštėje Azerbaidžano komandos Karabach jauniausias žaidėjas 5 numeris Maksimas Medvedevas, gimęs 1989 metais, o ant suolo yra futbolininkas gimęs, 2 futbolininkai gimė 1992, tai yra 2 numeris Gara Garajevas ir 23 Turalas Isgandarovas. Na, o Bangos komandoje jauniausias aikštėje buvo 1990 metais gimęs Karolis Urbaitis. O dabar tų žaidėjų yra net 3. Mikas Kura, Mantas Gudauskas bei mūsų jau paminėtas Gajus Kulmis. Na, ant suolo yra 2 futbolininkai gimę 1992, tai yra Denisas Komelckis ir Mindaugas Bitinas. Tačiau akivaizdu, kad jie savo šanso šiandieną tikrai nesulauks, kadangi 3 keitimai jau atlikti. Ir skirtingai nei Banga, Karabach ekipa kol kas apskritai. Jei neklystu, netliko nei vieno keitimo. Kaip sakoma, nugalėtojai sudėties nekeičia. O Banga, atrodo, antrajame kėlinyje rungtyniauja visiškai kitaip, nors kamuolį daugiau kontroliuoja komanda iš Agdamo, tačiau tiesiog neleidžia ramiai pradėti atakų. Karabach futbolininkams Bangos žaidėjai bando naudotis spaudimą ir kai kuriuose situacijose pavyksta tą kamuolį perimti. Puikiausias pavyzdys štai ši situacija. Ir šiek tiek emocijų. Pasikarščiuoja Sergej Tatifangas, Bangos futbolininkas, ir jo kivirčas atrodo su komandos lyderiu, Azerbaidžano komandos lyderiu 77 numeriu Georgu Adamija. Keičiama atakos kryptis, perdavimas į dešinę. Neblogas perdavimas, galimybė smūgiuoti, tačiau smūgis neįtin vykęs. Ir Paulius Pocius be didesnio vargo gaudo kamuolį. Dabar labai gerai buvo atliktas perdavimas 20-ajam numeriui Derimui Nenzipi. Jis bandė smūgiuoti, atrodo, iš eigos. Tačiau smūgis buvo neįtin sėkmingas, nors tikrai pavojingas, nes kamuolys šokinėjo žemė ir Pauliui Pociui nebuvo pats lengviausias grobis. 25 numeris Ansi Agoli ruošė išmesti kamuolį iš šoninės linijos, laukia teisėjo švilpuko, jo sulaukė ir meta kamuolį atgal. Čia Rašadas Satichovas. Ir labai akivaizdžiai matosi tendencija, jog vienai komandai kaip ir nėra kur trauktis, viena komanda turi eiti į priekį, o kita komanda visiškai patenkinta rezultatu ramiai. Atlieka daug perdavimų, per galvą, per kaklą neskuba į priekį. Ši komanda yra Karabachas, jie pirmauja rezultatu 2-0. Ir žinoma, jie rungtyniauja svečiuose pirmasis mačas, jaučiasi visiškai ramus. Galbūt dėl to ir nematome tiek atakų, kiek rungtynių pradžioje. Žvelgiant iš kitos pusės, džiugina tai, jog Banga nepasiduoda ir tikrai kovoja. Perdavimas į priekį čia. Nesusistabdo kamuolio azerbaidžianietis, perima į Bangos futbolininkai. Padaigis į priekį link Kalebo Ekvekbo. Perdavimas nebuvo pats sėkmingiausias. Ir apskritai Bangos ekipos puolėjas pakankamai retai gauna kamuolį. Bent jau pasakyti, jog saugai maitina jį šimtais kamuolių tikrai negalime. Kartą buvo sulaukęs savo šanso Kalebas Ekvekbo ir tai ko gero buvo pavojingiausia Bangos ataka. Ir vienintelis smūgis į vartų plotą. Dabar atrodo visas žaidimas vyksta
Azerbaidžano komandos aikštės pusėje. Banga tai perima kamuolį, tačiau jį čia pat praranda. O azerbaidžaniečiai atrodo niekur į priekį neskuba ir jie kontroliuoja kamuolį savoje aikštės pusėje. Žinoma, taip galima ir prisižaisti ir tikėkime, kad viena tokia galimybė Bangos komandai ir pasitaikys, bent viena. Svečiai ramiai pradeda savo komandos ataką. Šiek tiek pavėluotas, tačiau rungtynių arbitro švilpukas, skelbiantis jog su kamuoliu. Dabar jau bus Gargždų Banga. Padaigis. Į priekį. Čia Gudauskas. Į centrą Kulbiui. Gajus Kulbis, kokius technikos elementus dabar demonstruoja žiūrovams. Tiesa, ne iki galo. Suprato jį komandos draugas. Ir prarastas kamuolys. Tačiau bent jau šiek tiek daugiau teigiamų emocijų, kai matai štai tokius žaidimo elementus. Gajus Kulbis ką tik parodė, kad ir lietuviai moka žaisti technišką futbolą ir gali štai taip žongliruoti kamuolį ir apgauti ne vieną azerbaidžanietę. Anksčiau Gajus Kulbis atstovavo Vilniaus Vėtrai, ten taipogi. Dažniausiai kildavo ir žaidimai įsiliedavo nuo atsarginių žaidėjų suolelio, o Bangoje ta situacija iš esmės yra tokia pati. Tačiau jie aikštė eina tada, kai reikia suaštrinti puolimą. Dabar, aš manau, būtent tokia situacija ir yra. O čia trečiasis įvartis. Nei ką pridėti, nei ką atimti. Tiesiog gražus įvartis, 3-0 ir tiek. Bet vėlgi, Pauliau, ko gero galima sakyti, įvartis vėl iš niekur. Čia Azerbaidžano komanda savoje aikštės pusėje, čia jau Bangos aikštės pusėje smūgis į vartus ir įvartis 0-3. Ir atrodo, jog tik dabar atliks pirmąjį keitimą Azerbaidžano ekipa. Bakhtiaras Sultanovas netrukus žengs į aikštę. Antrąjį savo įvartį. Ir panašu, jog jis pakeis Vugarą Gorbanovą. Vugar Nadirov. Goal scored by Karabakh team, player number 17, Vugar. Vugaras Nadirovas muša įvartį. Ir tai yra antrasis jo įvartis. Vieną įvartį Vugaras Nadirovas mušė po kampinio. Štai taip, Gajus Kulbis atrodo nusiteikęs šiandien pademonstruoti, kad lietuviai moka žaisti futbolą, moka žaisti gražų futbolą ir bandė dabar nepasirengusi užklupti 99 numerį Karabacho vartų sargą Bojaną Pavlovičių. Bojanas Pavlovičius šiek tiek atrodo suglumo po tokio smūgio, bet vis dėlto jam kamuolį pagauti pavyko. Kur jau nesuglumsi, kai atrodo pirmauja 3-0 ir kažkoks lietuvis nusprendžia tavo budrumą išbandyti iš aikštės vidurio. Ir galų galia tas smūgis buvo tikrai ne pats prasčiausias. Kol kas teigiamą įspūdį palieka Gajus Kulbis, bent jau jam esant priekyje žaidimas yra šiek tiek gyvesnis, šiek tiek daugiau. O judesio, o tiesa apčiopiamo rezultato tai neduoda, kadangi rezultatas yra 0-3. Apskritai, Pauliau, ko gero galima sakyti, kad Banga šiandien tikrai nerungtyniauja blogai, nelabai kuo nusileidžia varžovams, tačiau visus tris įvarčius lėmė meistriškumas ir 3 progos, galima sakyti, iš niekur. Tačiau tas progas iš niekur tokie futbolininkai kaip Azerbaidžano komanda Karabakh išnaudos. Ir visi 3 įvarčiai iš ties labai gražus, kaip jau minėjau, įvarčiai iš niekur. Tačiau galbūt ir ne visai teisinga frazė, dabar pavojinga situacija ir bravo mūsų ekipos gynėjai. 9 numeris po keitimo pasirodęs neseniai, kurį tu minėjai, Pauliau. Bakhtiaras Sultanovas buvo atsidūręs atakos smaigalyje, tačiau Gargždų Bangos gynėjai ir vartų sargas Paulius Pocius sužaidė šį kartą užtikrintai. Žinoma, žaidėjas yra kupinas jėgų, nori žaisti ir tai iš karto matosi. O varžovų vartininkas pradeda demonstruoti kabutėse meistriškumą, bent jau pastaruosiuose epizoduose sužaidė neįtin sėkmingai. Matyti išmušė iš vėžių tas Gajaus Kulbio smūgis į vartus iš aikštės vidurio. Ir vėl su kamuoliu Gajus Kulbis, klaidinami judesiai.
Gajus Kulbis pabandė sužaisti sienėlę, tačiau nesulaukė tikslaus perdavimo, tačiau čia pagirtinai žaidžia Bangos legionierius Serke Tatefangas. Pražanga varžovams, čia kurtinantis švilpimas gargžduose. Ir standartinė padėtis. Didžioji dalis Bangos ekipos žaidėjų baudos aikštelėje, prie kamuolio Gajus Kulbis. Panašu, jog šio žaidėjo pilna visur, o tiek puolime, tiek gynyboje, tiek ir atliekant standartinės padėtis. Siunčiamas kamuolys į priekį, tikrai neblogai sužaista standartinė situacija, tačiau panašu, jog kampinis nėra skiriamas ir su kamuoliu bus Karabach ekipos vartų sargas Bojanas Pavlovičius. Bojanas Pavlovičius yra serbas, jam 24 metai ir šiandien atrodo iki tų antro kėlinio įvykių, kai Gajus Kulbis pabandė vartininko budrumą, Bojanas Pavlovičius rungtyniavo ko gero užtikrintai, nors žinoma darbo. Toks čia rungtyniavimas, kai neturi apskritai jokio darbo, tiesiog stovo vartuose. Galėjo dar ledų nusipirkti. Suvalgyti, manau, niekas nebūtų jam sutrukdęs to padaryti. Pavlovičius perdavimas Rašadui Satychovui. Ir po pertraukos, sakyčiau, Banga atrodo pakankamai neblogai, bent jau varžovams tikrai nieko nenusileidžia. Štai viena iš tokių situacijų, be jokios abejonės pražanga ir manau, jog čia bus skirta ir geltona kortelė. Nutraukta pavojinga ataka. Ne, šį kartą atrodo rungtynių arbitras iš Islandijos Torvaldas Arnasonas nesiryžta rodyti geltonos kortelės. Žinoma, tai tik Europos lygos atrankos turnyro pradžia, tad geltonos kortelės dar gali būti labai skaudžios ir per pirmasias varžybas gautos kortelės gali atsiliepti ateityje. Svečiai pradeda savo ataką, gražiai žaidžia sienelę, pavojinga situacija, galima atmesti kamuolį į baudos aikštelės vidurį. Štai toks perdavimas ir ačiū Dievui, viskas baigėsi gerai. Na, įdomiai dabar sužaidė 9 numeris Baktieras Sultanovas. Atrodo, kamuolys buvo siunčiamas jam tiesiai į kojas, tačiau nesitikėjo, ko gero, šio perdavimo šis azerbaidžanietis puolėjas. Buvo situacija, kai reikėjo šiek tiek anksčiau atlikti perdavimą, galbūt nesiveržti iki baudos aikštelės vidurio pačiam žaidėjui, kiek anksčiau. Puolėjas įkirtinėjo į baudos aikštelę ir tada buvo keletas sekundžių, kai gavus perdavimą būtum atsidūręs vienas prieš vartininką. Agolė atgal, štai taip, komandos vartininkų ir štai čia. Aktyviai rungtyniaujantis legionierius Kalebas Ekvekbo. Paspaudė dabar varžovus Kalebas Ekvekbo, tačiau tas spaudimas atrodo davė šiek tiek naudos. Bet kamuolys atšokęs Deividui Padaigiui, Padaigis bandė nukreipti kamuolį iš labai toli, tačiau nenusisekė smūgis šiam gynėjui. Ir Bojanas Pavlovičius pastaruoju metu tikrai žaidžia pakankamai neužtikrintai, tuo reikėtų bandyti pasinaudoti, reikėtų kuo dažniau. Kai tik yra šiek tiek erdvės bandyti, galbūt smūgiuoti į vartus, į vartų plotą ir ką ten žinai. Galbūt vieną kartą to kamuolį jis ir nesugraibys. Sadychovas gražiai paduoda kamuolį į priekį, sužaista sienelė. Čia 9 numeris Sultanovas. Vugaras Nadirovas kovoja iki galo, tačiau ta kova iki galo šį kartą rezultatų neduoda ir kamuolys atitenka Bangai. Pabandė Banga greitai pradėti ataką. Šių rungtynių arbitras sušilpė bei tiesiog pasako Gajui Kulbiui, jog kol aš nedaviau ženklo, atakos pradėti negalima. Padaigis. Dešiniajame krašte perdavimas Serke Tatefangui. Ekvekbo. Kulbis. Ekvekbo spurtuoja ir atrodo nieko šalia jo nebuvo, tačiau nebuvo kaip įkišti kamuolį
šiam puolėjui. Dabar Mantas Gudauskas buvo su kamuoliu ir nerado, kaip perduoti kamuolį komandos draugui ne iš šios šalies. Ir Azerbaidžano ekipos futbolininkai matosi, tiesiog laukia rungtynių galo. Daug perdavimų, labai ramus žaidimas. Galbūt to reikėtų pasinaudoti. Tiesa, vėlgi pažvelgus iš kitos pusės, į šią situaciją pradėsi pernelyg daug jėgų skirti puolimui, paliksi erdvių gynyboje ir varžovai gali nubėgti į kontrataką bei įmušti įvartį. O kaip atakuoti? Ši ekipa moka, kokius įvarčius muša, mes jau matėme. Na, o jeigu kalbėtume apie Bangos legionierius, tai yra Kalebas Ekvekbo, yra puolėjas gimęs 1988 metais. Jis yra gimęs Nigerijos mieste Onitišoje. 1,80 cm ūgio futbolininkas, štai taip, dabar jis spaudžia varžovą, 24 numerį Admiratelį. Na, gana tikrai aktyviai rungtyniauja Kalebas Ekvekbo, toks futbolininkas, kuris neduoda ramybės varžovų gynėjams, alsuoja jiems į nugarą. Dabar Ekvekbo, būtent ant žaliosios vėjos. Ir būtų tikrai negerai, jei šis futbolininkas nebegalėtų tęsti šių rungtynių, tada Banga liktų 10, kadangi 3 keitimai jau atlikti, vienas iš jų, taipogi dėl traumos. Dabar antrasis numeris Garajevas iš Karabako komandos pasirodo aikštėje, jis keičia 20 numerį Derimą Nedzipį. Avilamo Karabako komandoje. Vietoj 20 numerio Nerim Nedzipį. Aikštėje antras numeris Garaja. Kiek anksčiau aikštėje pasirodė Sultanovas, palieka tikrai neblogą įspūdį. Sakyčiau, netgi sustiprino galbūt Azerbaidžano klubo žaidimą. Pamatysime, ar Garajevas sugebės taip pat sėkmingai įsilieti į žaidimą bei padėti savo komandai išsaugoti štai šią užtikrintą pergalę. Na, o tęsiant temą apie Bangos legionierius Anatolijus Ostapas, kuris rungtyniavo 15 minučių antrajame kėlinyje ir gavo traumą, yra iš Moldovos, saugas gimęs 1979 metais. Na ir Serche Tatefangas yra saugas gimęs 1987. Ir jis yra iš Kamerūno miesto Akomo. Na ir Andrėjus Usočiovas yra futbolininkas žaidžiantis gynybos centre, tai yra futbolininkas iš Rusijos. 1986 gimęs ir 1,85 cm. O Gargždų Banga puikiai supranta, ką reiškia garbingo žaidimo taisyklės, atiduoda kamuolį varžovams, bei šie. Lėtai niekur neskubėdami pradeda dar vieną eilinę ataką. Agolį į priekį čia. Komandos kapitonas Rašadas Sadikovas žaidė kartu su 17 numeriu Vugaru Nadirovu. Du futbolininkai šiandien pelnė įvarčius, tačiau nepavyko jiems šį kartą sureksti atakos, kuri pasibaigtų įvarčių, laimiai mums. Žinoma, džiaugiamės tuo. Na, o dabar jau Bangos ataka. Ataka kairiuoju kraštu, Lipskis. Kura atgal Lipskiui. Tatefangas. Kulbis. Dažnai šiandien Kulbis atrodo rungtyniauja prieš kelis varžovus. Dažnai jam pavyksta juos apgauti, tačiau kartais, kaip dabar ir buvo šioje situacijoje, nepavyksta pergudrauti varžovų. Ir sekundiai persikelkime kitus stadionus. Taigi Narvos Trans ekipa iš Estijos jau 1-3 nusileidžia Makedonijos ekipai Rabotniki. Elsbergas 3-0 triuškina Folą. Suomijos Honka 0-0 su Estijos Nome Kalijų, kol kas ten 54 rungtynių minutė. Na, o Latvijos ekipa Daugpilio Daugava 0-3. Tiesiog namuose yra triuškinama Norvegijos ekipos Troms. Ekvekbo. Padaigis į baudos aikštelę ir štai čia. Nepavyksta vėl Ekvekbo. Serche Tatefangas. Smūgis į vartus rodo, kad kampinis turėtų būti skiriamas. Jis ir yra skiriamas. Aplodismentai Bangos futbolininkam. Rezultatas 0-3, tačiau tikrai aplodismentai Bangai ir štai čia visi susirinkę sirgaliai. Negailėdami savo rankų ploja Bangos futbolininkams. Jie tų aplodismentų tikrai nusipelno. Ypač antrajame kėlinyje Banga rungtyniauja tikrai sėkmingai. Žinoma, Azerbaidžano komanda per daug nepersistengė. Rezultatas jiem yra
juos tenkina, na, o dabar keitimas. 10 numeris Eminas Imamalievas pasirodo aikštėje, jis keičia Georgiją Adamiją, 77 numerį. Kulbis kelia kampinį, nesėkmingai tai daro. Ir uždirba kampinį. Gajus Kulbis drąsiai, aktyviai žaidžia jis, prieš tai neįtin sėkmingai. Pavyko pakelti kamuolį baudos aikštelę, antrasis šansas, galimybė reabilituotis. Kelia kamuolį Kulbis, sėkmingai tai daro ir smūgis į vartus ir Mantas Zelmikas. Smūgis galva. Labai gera situacija pasižymėti Bangai. Deja, nepasisekė šį kartą kamuolys. Tiesiog surado vartininką, sakyčiau taip. Tačiau Bangos žaidimas iš tiesų imponuoja. Į komandą visas rungtynės būtų žaidusi taip kaip po pertraukos, aš manau, ir rezultatas švieslentėje būtų visiškai kitoks. Prieš šias rungtynės Arminas Narbekovas sakė, mūsų tikslas yra kovoti už Lietuvą, atiduoti visą širdį aikštėje. Rezultatas 0-3, tačiau galiu pasakyti, jog tikrai gėdos šią šalį Banga nedaro. Komanda kovoja, žaidžia neblogo lygio futbolą prieš ekipą, kurios biudžetas yra N kartų didesnis ir manau dėl to tiesiog reikėtų pasidžiaugti. Galų gale daugelį vaikinų, kaip jau minėjau, tai yra pirmoji patirtis tokio rango varžybas. Žinoma, Banga kovoja, kaip ir minėjome, Pauliau, ne tik už savo miestą Gargždus, bet ir už visą Lietuvą. Padaikis dešiniuoju kraštu ir dar vienas kampinis. Na ką, galima sakyti, kad užspaudė varžovus Bangos komanda. Gal netokie tie azerbaidžianiečiai ir stiprus, kaip mes kalbėjome. Pasirodo, jog Banga gali žaisti ir gali žaisti labai sėkmingai. Ir sakyčiau, prie to iš tiesų prisideda ir keitimai. Visų pirma, Gajus Kulbis. Gajaus Kulbio pilna visur, tiek aikštėje, tiek atliekant standartinės situacijas, kad ir dabar jis kėlė kampinį. O anksčiau tai darė labai sėkmingai, kai kamuolys buvo perduotas Zelmikui. Čia Rašadas Sadigovas spurtuoja dešiniuoju kraštu, komandos kapitonas prieš kitą komandos kapitoną ir Andrius Lipskis žaidžia sėkmingai. Čia 10 numeris neseniai aikštėje pasirodęs Eminas Imamalievas. Galimybė Bangai kontratakuoti. Tatefangas. Greitai išsirikiuoja gynyboje Karabacho ekipos futbolininkai. Tačiau Banga išsaugo kamuolį Kulbio, neblogas perdavimas į priekį. Ir kasgi bus pirmas prie kamuolio, prie jo dėja varžovas. Na, Tatefangas pasirodė šį kartą, atrodo, kad yra greitesnis už varžovą, tačiau visgi varžovas buvo arčiau kamuolio, tai yra Garajevas. Kulbis. Gajus Kulbis šiek tiek persistengė tik ką buvusioje situacijoje ir pabaigoje gana grubiai sužaidė prieš varžovą, siekdamas tikrai neblogo jamo, tiesiog bandydamas pasiekti kamuolį, tačiau panašu, jog vis tik reikia medicininio personalo pagalbos žaidėjai. Na, manau, jog tai elementari vaidyba. Rungtynių pabaiga komandai lyg ir nieko nereikia, rezultatas tenkina, kodėlgi nepagulėjus ant žemės ir nepavaidinus, kad labai skauda, kad ajajai kaip mane muša. Kaip be būtų, vaidyba yra futbolo dalis ir jos, ko gero, iš futbolo neatimsime. O kartais taip norėtųsi. Ir artėja, nenumaldomai artėja šių rungtynių pabaiga. Priminsiu, jog Liepos 7 dieną vyks atsakomasis mačas Baku. Tai yra dvikova, vyks jau po savaitės. Bus sunku, tačiau reikia kovoti ten. Visiems vaikinams tai galimybė parodyti save. Parodyti ne tik tai Lietuvai, ne tik Azerbaidžanui, tačiau ir visai Europai. O žaidėjas lyg niekur nieko, jau pasiruošęs žengti į aikštę. Tad greičiausiai atspėjame, tai buvo vaidyba. Dabar Mantas Gudauskas kovoja su varžovu. Kovoja nesėkmingai ir vėl toliau azerbaidžaniečiai kontroliuoja kamuolį. 25 numeris Ansi Agoli. Neblogas perdavimas, pavojinga situacija. 1 prieš 1 ir 0-4. 9 numeris Bakitijaras Soltanovas. Panašu, jog tai jau yra viskas. Rungtynės Baku veikiausiai bus tik
simbolinės, tačiau vaikinai, manau, jog vis tiek norės galbūt revanšuotis, bent jau tam tikrą prasme įrodyti, jog gali žaisti tokio lygio futbolą. Aš manau, gera pamoka, iš kurios reikia pasimokyti. Beje, po šių rungtynių tiesiogiai transliuosime spaudos konferenciją, tad niekur nepabėkite. Kaip, Pauliau, manai, ar tas rezultatas 0-4 atspindi rungtynes ar ne? Aš manau, kad aš žengsiu į aikštę, Giedriu. O jei rimtai, manau, Banga nenusipelnė. Štai tokio sutriuškinimo. 0-2 aš pripažįstu. Tai būtų normalus rezultatas, kadangi Karabachas didžiąją rungtynių dalį atrodė geresnė komanda. Tačiau tikrai ne 0-4. O deja, įvarčiai lyg iš niekur, atrodo vėlgi. Banga buvo užspaudusi varžovus, kelis kartus tikrai galėjo pasiūsti kamuolį į vartus. Na ir štai taip. Žaidėjas išbėga 1-1, puikiai. Atsitveria korpusu varžovą ir įmuša įvartį. 4-0. Anei ką pridėsi, anei ką atims. Toks jau tas futbolas. Beje, dar kartą norėčiau padėkoti šios transliacijos rėmėjams Neo Group, Fortis Energy bei Litana ir taip pat žinoma visiems kitiems, kurie remia futbolą bei remia šių rungtynių transliaciją. O po dvikovos taip pat. O jūsų lauks ne tik spaudos konferencija, tačiau ir mano kolegos Giedriaus Vaitkevičiaus karštas interviu su kuriuo nors žaidėju ar treneriu. Galimybė kontratakuoti Bangos komandai, perdavimas lyg ir į laisvą erdvę, tačiau ten nebuvo nei vieno žaidėjo. Ir prie kamuolio pirmasis Azerbaidžano ekipos futbolininkams 25 numeris Ansiagoli, vienas iš dviejų atstovų iš Albanijos nacionalinės futbolo rinktinės. Laukia tiesiog arbitro švilpuko. Azerbaidžano komanda. Darbas čia tikrai padarytas, 4 įvarčiai įmušti svečiuose, nepraleistas nei vienas, labiau nei rimta paraiška patekimui į kitą etapą, o antrame etape šios poros nugalėtojo veikiausiai Karabach, o klubo lauks Farerų salų komandos barjeras. Daug erdvės paliekama aikštės viduryje, dar viena pavojinga situacija, tačiau šį kartą tiesiog bravo Pauliui Pociui, kuris padarė viską, jog savo tvirtovę išsaugotų sausą. Tipinis Karabach ekipos žaidimo pavyzdys. Ilgai suka kamuolį, atlieka daug perdavimų ir galų gale atiduoda vieną perdavimą, kuris suaštrina visą situaciją. Dar viena tokia pati situacija, 1-1. Klaidinamas judesys, smūgis. Laimiai šį kartą virš vartų, tačiau panašu, jog bent jau Bangos ekipos gynyba visiškai subyrėjusi. Laikinai iš esmės psichologiškai yra palūžę. Atrodo kovoja, atiduodi visas jėgas, esi arti. To, jog sušvelnintum rezultatą ir šia tau, kad nori. 0-4. Beje, pridėtos 3 minutės, tad jau po 3 minučių šios rungtynės turėtų baigtis. Kamuolį į žaidimą grąžins Paulius Pocius. Ir vėl atiduodamas kamuolys varžovams, reikėtų labiau saugoti kamuolį. Keičiama atakos kryptis. Su kamuoliu Vogaras Nadirovas. Šiek tiek pristabdo, atiduoda kamuolį atgal. Ir rami pozicinė ataka. Vien šios atakos metu 2 kartus pakeisti flangai, kuriais vyksta ataka. Dabar žaidžiama viduryje. Vienas, 2 prisilietimai prie kamuolio maksimum. Ir iš karto atiduodamas kamuolys. Čia geras perdavimas, pavojinga situacija. Tačiau Banga sugeba apsiginti. Ir čia pavojingas žaidimas, be jokios abejonės. Bando apeliuoti į rungtynių arbitras Sergej Tatjafangas. Tačiau teisėjas viską matė puikiai ir viską užfiksavo teisingai. Aktyvus 32 Bangos numeris Sergej Tatjafangas spaudžia varžovus, nesiruošia nuleisti rankų. Tolimas perdavimas į priekį su kamuoliu varžovai. Gražus klaidinamas judesys.
Ir perdodamas ramiai kamuolys atgal. Niekur neskuba. Karabacho futbolininkai. Šiandien jie savo jau pasiekė. Ir pirmas blynas. O Bangai šiek tiek prisvilęs. 0-4. Istorinė diena, ne pats geriausias rezultatas. Tačiau žaidimas tikrai nebuvo tragiškas, tikrai nebuvo į vienus vartus. Tačiau futbolas kartais būna nesąžiningas. Ir aidė finalinis rungtynių arbitro švilpukas, skelbiantis, jog šias rungtynės rezultatu 4-0 laimėjo Karabach ekipa.